Sveiki visi, čia aš vėl Emilis LTU ir šiandieną filmuoju video, kaip padaryti mapą. Pavyzdžiui, išbandymus visokius, pavyzdžiui, kaip rotatinti mapus, pavyzdžiui, rotatinti visokius blokus, pavyzdžiui, čia pavyzdys, greitai apmokysiu. Kai matai, čia yra rotacija. Taigi jūs parašėte, pavyzdžiui, jeigu norite į kitą pusę, rašote minusą, pavyzdžiui, minus 50, iš ten minusą į kitą pusę jums parodytina. Taigi, tai čia labai lengvas dalykas, labai greitas. O dabar mes eisime prie kažko simple. Pavyzdžiui, tai jums šį parodyti. Čestas ir šitas puodinė, pavyzdžiui, žiūrėkite. Matote, atvirkščiai. Kai paspaudėte su selektorium, selektorius, galite ant daikto ir atvirkščiai ir jums apsuka daiktą. Kitas dalykas, dabar žiūrėkite, parodyti žiauriai kietą dalyką. Čia galite žemėlapio štai čia, pavyzdžiui, padarysime štai tokį mapą ir padėsime, pavyzdžiui, batuto paviršių. Dabar žiūrėkite, čia bus žiauriai kietas dalykas. Kai jūs paspaudė priekinis planas ir dinamitinis pagrindas, abiejų, pavyzdžiui, šitų noriu. Dabar žiūrėkite, patirti šį žemėlapį. Žiauriai kietai, bet jeigu jį paliečiate, jūs galite, jis iškart susigadina. Arba labiau ne, gal. Dabar labai keistai, tiesiog taip padariau. Be to dar mes parodysime kitus irgi blokus šiaip įmanoma. Pavyzdžiui, kaip išskyrus vandenį. Pavyzdžiui, čia vanduo, pavyzdžiui, matote, čia blogas vandens ir jūs jo negalite nieko daryti su jo. Bet jeigu, pavyzdžiui, žolės norėsite pagrindą bandyti, pavyzdžiui, tai jums tikrai leis. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko šitas video. Čia toks trumpas mažiukas video. Kaip padaryti neblogą mapą su šitom komandom. Tai galite jūs panaudoti šitas komandas. Ir ne komandas, bet kaip sakant, irgi dalykėlius tokius, kurias parodžiau dabar. Jūs galite jas panaudoti. Tikiuosi jums padėjau šitas video. Nes daugelis klausė, kaip padaryti mapą. Taigi, aš jau sugalvojau sukurti šitą mapą. Taigi, čia buvo Emilis LTU, tikiuosi patiko. Ate!